Labas. Mane kaip reikia vadinti? Mane reikia vadinti, matyti, Justę Arlauskaitę džiazu, nes ne pirmą kartą šitą klausimą girdžiu iš tikrųjų. Bet man atrodo, kad ir Justė Arlauskaitė, ir džiazu yra tas pats žmogus. Tik tai vienas gal labiau matomas, kitas mažiau. Bet tai yra abidvi mano pusės. Kaip gimė pavadinimas džiazu? Kokia priešistorija? Labai tokia banali priešistorija. Ten žinai, kaip grupės pasakoja, kur ten kaip susigalvojo savo pavadinimą ir ten ilgiausia istorija, važiavom ten su nuotykiais, arba ten užsimerkiau ir dūriau pirštų, pasitikėjau likimu. Tai mano likimas pats mane aplankė, kai baigiau fortepijono klasę, bebaiginėdama pradėjau lankyti džiazo vokalą ir man visai gerai sekėsi ir mane pakvietė dainuoti daug kur, būtent džiazą. Po keliarių metų, taip ne iš karto viskas darosi, bet pakvietė ir kažkaip su laiku į mane tai pradėjo kreiptis mano draugė Agata. Kažkada parašė žinutę, džiazu, nes džiazo konkursai, džiazo festivaliai, džiazo koncertai, džiazo paskaitos, vokalo, taip toliau. Ir kažkaip, kai su Leonu įrašėme pirmą dainą ir nereikėjo, mes tiesiog norėjom, tikriausiai ne mes vieni ją paleisti, tai galvau, kaip dabar čia skambės, Justė Arlauskaitė. Kaip labai kažkaip taip lietuviškai sena estrada. Tokia, žinai, pavardžių neminėsiu, bet labai aiškios asociacijos gali būti. Ir kažkaip tai galvojau, kad reikėtų pasivadinti save kažkaip ir nesinorėjo nutolti ar besti pirštų į tą žodyną. Tai aš prisiminiau, kaip mane vadino mano draugė, mano galiausiai po to visi draugai ir mano šeima. Ir man atrodo, kad tas vardas yra labai man artimas, nes jisai nusako mano muzikinės šaknis, mano tam tikrą pasaulėžiūrą ir supratimą apie muziką. Ir jisai man tinka prie veido, arba gal per tiek metų aš jau susigyvenau su to vardu, kaip su, žinai, kaip ryte dantis valaisi, taip ryte atsikėlus pagalvoju. Geras vardas tas džiazu. Tai va, tai aš jo labai džiaugiuosi to vardu. Ir vienas labai geras dalykas dar yra, kad jisai gerai skamba ir tarptautiniam kontekste. Tai va. Kada pirmą kartą uždainavai? Uždainavau, kada pirmą kartą... Matyt, kad neatsimenu, kada uždainavau pirmą kartą. Nes aš iš tikrųjų su muzika augau ir viskas taip natūraliai pakankamai išsirutuliojo, nes... Ar kažkas iš tėvų turėjo įtakos? Mano visa giminė yra muzikantai, bet jie ne visi pasuko profesionalų keliais, tai yra beveik nieks nepasuko. Ir aš galbūt prisiminčiau, ne kada pirmą kartą aš vaikiškai uždainavau. O prisiminčiau aš žmogų savo gyvenime, kuris mane į tą muziką atvedė, dėl ko aš iš vis pradėjau galvoti apie tai, kad aš noriu ir turiu būti dainininkė. Tai buvo mano amžinatelisi mamutė, tai yra mamos mama, kurie buvo muzikantė. Ir pastebėjus mano talentą, sako, visi vaikai dainuoja ir visi nori būti aktoriais, šokėjais, princesėm, kosmonautais arba dainininkais, žinai. Tai toks ir talentas tas buvo. Matomai, kad jinai pagalvojo, kaip po to mes šnekėjom, kai man jau buvo 13 metų. Kai baiginėjau muzikos mokyklą, sakė, kad man atrodo, kad kiekvienas muzikuoti turi, kiekvienas žmogus. Nes aš dabar pati galvoju, kad muzika iš tikrųjų vysto emocinį intelektą, supratimą šiek tiek kitokį apie viską ir tai labai yra toksai dalykas, nes yra įtraukta ir literatūra, ir istorija, labai daug sričių apima, ar ne? Bet tas girdėjimas, ta profesinė liga, kurią aš taip džiaugiuosi, kad turiu,
Tai aš esu dėkinga tikriausia už tai savo mamutai. Ir aš tikriausiai prisimenu daugiau, kaip mes mokėmės kartu. Kaip visi vaikai žaisdavo kieme, o man įdomu būdavo dainuoti ir groti fortepijonu. Tai tokių akimirkų yra tikriausia daug. Bet visas buvo su ja. Muzika yra tada, kai tu moki skaičiuoti, nes muzika yra labai daug matematikos. Ir kai turi sielą. Jeigu to ir to nėra, tada nėra ir muzikos. O į tą matematiką sueina mokslas, nes muzika yra mokslas. Tai iš tikrųjų yra mokslas, kurio mokaisi visą gyvenimą. Bet yra tam tikri pagrindai. Nežinau, o man asmeniškai tai aš muzikos mokiausi ilgai. O kas liečia tekstus, tai nežinau, aš užaugau tokio aplinkoje, kad aš buvau vedama, aš daug girdėjau, teatrai, nežinau, visokio plauko menai, ir filharmonija, ir opera house, ir visur, ir poezijos pavasarius buvau vedama, ir tenais dalyvaudavau po kažkurio laiko, ar ne, tai mano poezijos buvo gyvenime labai daug. Mano prosenelė buvo poetė ir labai noriu išleisti, tarp kitko, jos knygą, jos eilės, ir aš labai daug rašydavau. Ir man atrodo, kad kai tai paraleliai ėjo muzika, tas girdėjimas, kažkokia praktika su tuo ir kartu rašymas, ir dabar kažkaip viskas tiesiog susijungia ir sėdžiu prie to savo pianino, groju ir skamba man galvoj ta muzika. Aš nežinau, ar aiškiai paaiškinu, tiesiog labai dažnas klausimas, į kurį iš tikrųjų niekada nerandu tokio labai rezumuoto svaraus atsakymo. Ar galiu rezumuoti, kad ateina kažkoks tekėjimas? Nu, taip plačiaja prasme, tekėjimas per save, kur gali išreikšti tai balsų. Nu, pavadinti tai galima, taip galima tekėjimu, nes tai daros tas procesas, jis nėra kažkoksai iššauktas, tu savęs neprievartauji, juk tu, žinai, kai tu neini į muziką, į studiją, kaip į darbą, aš žinau tokių muzikantų, kurie taip daro, bet aš taip negaliu. Aš sulaukiu to tekėjimą matyti, ne, aš negaliu savęs prievartauti. Nes tuomet ir muzika išprievartauta, ne, būna, ne, taip negalima. Tai taip, kai viskas vyksta be kažkokių forsuotų pastangų, tada tas tekėjimas tikriausiai ir atsiranda. Ar kiekviena daina yra išgyventa? Ar jinai atėjo su... Kadangi aš tas dainas pati rašau, tai čia vienas dar toksai elementas yra tos kūrybos, kad taip jos, mano atveju jos yra visos išgyventos. Tai yra mano pačios istorija ir aš sakau žmonėm, jeigu norit mane pažinti, paklausykite mano muzikos. O iš tikrųjų, šnekant apie pastarį albumą su Leonu, jisai galbūt šiek tiek yra kitoks, negu buvo mūsų kiti albumai. Aš šneku apie skambesį. Tai tikriausiai buvo labai daug mano įtakos, nes atėjau pas Leoną ir su keletą dainų ir sakiau, kad Leonai, žinai, aš pradėjau su laiku iš muzikos ilgėtis, ne kažkokios konstrukcijos, ne kažkam įrodinėti kažką atėjo noras, ne kuo sudėtingiau įdomiau padaryti. Šiaip mes ne, kad nepatikaudavom publikai, mes muziką kūrėm savo, ne kitiem, nuo to viskas prisidėjo ir man atrodo, tai yra teisinga. Aš manau, įsiterpsiu, jūs turite labai aišku savo stilių. O išgirsti ir tu žinai, kad tai yra džiazu. Tas identitetas iš tikrųjų pas mus yra ir netgi su to pasikeitusiu skambesiu, tu vis tik jį girdi, jisai vis tik išliko, ar ne? Bet pasikeitė, daug kas pasikeitė mano galvoje, nuo tada pasikeitė, kai aš pradėjau skraidyti į Stokholmą. Ir aš turėjau labai daug to tokio muzikantės egoizmo, kad aš rašau dainas, aš čia su niekom nedirbsiu, aš viską moku, aš žinau, kaip reikia. Nieko aš nežinau, kaip reikia. Dabar mes žinau, bet nežinau, kad gali būti ir kitaip. O kitaip gali būti visą laiką. Ir
mano požiūris į songwritingą labai smarkiai pasikeitė. Ir aš Stokholme rašiau su 17 skirtingų žmonių savo solinį albumą. Ir po to laiko aš pradėjau kurti albumą su Leonu, tą jau Lies and Seas, apie kurį mes dabar taip šnekame. Ir aš grįžus iš tų kelionių Švedijoje, įsileidus žmonių daugiau į savo muzikinį pasaulį, supratau, kad aš labai iš muzikos ilgiuosi paprastumo. Kažkokio, nes muzika yra ta kalba, kurią turėtų suprasti kiekvienas, ar ne? Ir pasigėdau kažkokio, nežinau, melodingumo, išsidainuot, nežinau, harmonijos daugiau, mažiau efektų. Čia tiesiog širdies pasigėdau muzikui. Ir man atrodo, šitas albumas yra tas sugrįžimas į save šioks toks, iš kur aš atėjau, nes apie tą švarą muzikui kalbant, tai aš vis tik atėjau už klasikos. Ir taip, tas albumas skamba labai pop ir kaip ten, žinai, didėjai kritikai visi sako, bet man tai yra visiškai nesvarbu, nes, kaip tu sakė, mes turim aišku skambesį, aišku stilių, bet iš tikrųjų mes neturim vieno stiliaus. Tai manau, kad mes tiesiog turim save ir tai yra labai labai gerai. O šiaip man visą laiką gražiausia būdavo klausytis Chopino, kuris yra be galo romantiškas ir ten tos širdies yra labai labai daug ir melodijų daug ir tu jį gali dainuoti, žinai. Tai aš tiesiog labai norėjau klasiškų, klasikinių, kita prasme, classic prasme dainų. Tai taip ir gavosi. Ir Leonas kažkaip sutiko ir tas albumas iš tikrųjų gimė labai labai lengvai. Kokios jūs tai pagrindinės vertybės, kuriomis vadovaujasi gyvenime? Keletą bent jau pasidalinti. Aš prisimenu, nesenai daviau interviu ir kažkoks buvo klausimas apie mano šeimą ir apie kaip ten mane įtakojo ir taip toliau. Ir aš labai dėkoju savo šeimai, nes sakiau, va, aš užaugau ant tų, man buvo dėgiamas tos tikrosios vertybės, o dabar, kai paklausai, taip įvardint, tai jų labai daug yra. Tai yra, tai jeigu šeimos dėgiamas, tai visų pirma tikriausiai yra šeima, ar ne? Ir man atrodo, kad iš tikrųjų, aš taip buvau auginama, kad man visą laiką būdavo duota laisvė. Bet kokia prasme. Plačiaja prasme. Ir tikriausia, kad man davė tėvai tą supratimą, kad aš turiu būti, kas aš esu ir savęs nebijoti. Ir aš turėjau pasirinkimų laisvę didžiulę. Tai laisvė man yra didžiulė vertybė, nes jeigu aš nebūčiau laisva, aš tikriausiai šią dieną nedainuočiau. Nežinai, kaip sako, labai geras kažkur, čia ne kažkur skaičiau. Sako, gyvenime yra 2 tragedijos. Pirma yra negauti, ko noriu, o antra yra tai gauti. Tai aš gavau ir tvarkytis to, ką aš gavau, nėra paprasta. Bet su tuo, ką man davė tėvai, paprasčiau. Tai aš iš tikrųjų, mano tėvai yra be galo empatiški žmonės. Ir jie myli gyvenimą. O tai pasako apie žmogų viską. Ne? O apie tas vertybės, tai nuo šeimos pradėjau, tai man atrodo, kad tai yra didžiausia vertybė. Kaip dar kažkada esu sakius, kur mano vertybės tokia, kaip čia, santrauka, prasideda viskas iš M raidės. Meilė ir muzika. Tai eina viskas. Bent jau mano pasaulyje. Tikras žmogus. Aš kažkaip, kai žinau, kad mes darysime šitą interviu, kažkurią naktį, prieš porą dienų, galvau, tikras žmogus. Ir galvau, kadangi tikras žmogus, tikrai nepaklausna klausimo.
tai tikriausia pasakyčiau taip, kad labai svarbu yra kiekvieną dieną stengtis būti geresniu. Sau visiems pasauliui šiaip. O šiaip tai tikras žmogus dar gali būti ieškotojas. Toksai, žinai, kur... Nu, aš tikiu žmonėmis, kurie tiesos ieško, o ne ją yra atradę. Tai aš manau, kad tai yra tikresnė. Ką palinkės Justė Arlauskaitė, džiazų dainininkė, savo esamiems ir būsimiems gerbėjams, kurie klauso tavosios muzikos? Klausykit tai, kas jums patinka. Nesekit jokių madų, neklausykit, jeigu kažkas nepatinka ir sako, kad čia kas čia per muziką. Muzika, žinai, tokia skambi frazė, muzika išgelbės pasaulį. Mano pasaulį, jinai išgelbėjo. Aš tikiuosi, kad jinai išgelbės ir jūsų pasaulį. Ačiū Justė už nuostabų interviu ir iš tiesų nesitikėjau, kad mūsų tokie garsus ir garbingi atlikėjai, dainininkai yra ant tiek paprasti. Linkiu nuoširdžiausiai sėkmės ir laukiam naujų dainų albumų. Ačiū, tau greitai bus. Ačiū.